Tai labas vakaras, kas jungiatės į šio vakaro transliaciją, kas esate kartu laidelėje Kaip, kuri tradiciškai tęsia savo pasirodymus kas antrą ketvirtadienį ir su klausimu, atsakymu ir praktika, tikiuosi nuskambės ir tai. Ir šį vakarą vėl pasidalinsiu savo mintimis, savo įžvalgomis ir šis video dabar skamba mano asmeninėme Facebooko profilyje Širdies erdvės puslapyje. Vėliau po mėnesio atsiras ir mano YouTube'ės kanale, kur jau bus galima žiūrėti patogiu metu ir kada panorėjus. Tai va, tai tiek tos bendros informacijos, o šį vakarą temą sugalvojo, pasiūlė viena klausytoja, kuri stebi mano įrašus ir jai kyla klausimų, tai va, tai tas labai malonu ir jie tikrai nuoširdžiai pasiūlė keletą netgi labai įdomių klausimų ir labai įdomių temų. Ir galvojau, gal pavyktų jas kažkiek įtraukti kartu, bet ten nepavyksta, norisi apie kiekvieną pakalbėti atskirai. Tai viena iš jų šiandien ir užvadinta, jos pasiūlyta tema yra kaip atrodyti ir būti. Kaip atrodyti ir būti. Čia esmė apie tai, kaip pavyzdžiui žmogus atrodo laimingas, ir iš tiesų yra laimingas. Arba jis atrodo turtingas ir iš tikrųjų viskuom yra turtingas. Arba sėkmingas. Arba, nežinau, netgi ir dvasingas. Ir atrodo dvasingas. Ir iš tikrųjų yra dvasingas. Ir iš tikrųjų būti ir atrodyti gali būti du skirtingi dalykai. Dėl to, kad atrodyti mes galime išmokti, mes galim tai įvaldyti, tą atrodymą ir mūsų dabartinėje visuomenėje netgi yra tas emocinis intelektas, kaip yra taip, kaip turim atrodyti ten ofise, darbe, versle, kokie žmonės tokie, yra tas toksai veidas ir kaip viskas lyg tai yra priimtina, kaip atrodo ar ne visuomeniai, bet viduj ten pas žmogų gali būti visai kitokie dalykai. Bet ir tam tikra kultūra, ar ne, tradicijos, etiketas ir mes taip atrodom, o vidus gali būti visai kitoks, transliuoti kitus tos dalykus. Tai du skirtingi šitie dalykai ir panagrinėsiu šios. Nenagrinėsiu, kas yra gerai, kas yra blogai, iš to, kur čia pasakiau, kad mes visuomenėje, kaip mes atrodom, kaip jaučiamės. Bet aš labiau eisiu link to, kad sutaptų, kad mūsų sutaptų, kad kaip atrodom, taip ir būnam, jaučiam, esam. O ne taip, kad pas mus yra priimta etiketas ar ne, tarkim, sociume darbe, parduotuvėje elgtis mandagiai, o viduj yra kažkoks toks irzulys. Tai negaliu aš irgi propaguoti to, kad išreiškim dabar tą irzulį, nes mes taip atrodom ir turi būti natūralu tas ant to, nes tai yra neadekvatu. Ir niekas iš mūsų nenori sutikti taip su tais bendraujančių žmonių ir visi nuo tokių bėga ir taip toliau. Nes mes patys, jeigu mes norim, reikalaujam, jeigu mes norim, kad aš kaip jaučiuosi, taip ir kalbu, taip, man blogai, aš blogai ir kalbu. Tai tada mes turim ir priimti, kad ir tada kiti irgi priimti kitus, kad irgi blogai jaučiasi ir blogai kalba ir priimti ir tada būtų lygybė. Bet dažniausiai mes kai sakome, kad aš esu toks, koks esu,
Bet mes, kai tai pasakom ir vat, jūs turit mane priimti, bet dažnai tokie žmonės, kurie taip kalba, iš tikrųjų nepriima tada kitų tokių, kokie jie yra. Ir neleidžia jiems tada būti tokiems, kokie jie būnasi ir atrodosi. Tai va, tai šitą reikia atkreipti dėmesį. Čia yra ego programa viena, kurią aš nagrinėju irgi savo internetinėme kurse apie tai laisvino programą, apie tai, kaip mes vieni savo leidžiam, kitiem neleidžiam. Tai va čia yra ego. Bet mes eikime tos gilesnius dabar dalykus, va taip, kaip tada, va, kaip čia yra visas tas ir kaip jį čia išspręsti tą rebusą apie tą, kad aš atrodau taip ir esu taip, kaip ir atrodau. Nes mes vis tiek norim, visi tie, kas čia žiūrit, kas skaitot, vis tiek norit tikiu, kad tos geros, tikros būsenos ir jausenos, iš kurios mes ir atrodom savo geriausią versiją. Gerai. Tai žinokit, yra dabar toks apie atrodymą, toks vienas įdomus labai dalykas. Galit netgi jį išbandyti apie tai, kaip mes atrodom skirtingose situacijose skirtingai. Tai va, galima pasimti telefoną paprasčiausiai ir nusifotografuoti save, savo selfie, savo vieno portretą, kaip aš atrodau, kaip aš esu viena. Ir tada nusifotografuoti, kaip aš atrodau su kažkuo tai dviese. Tada nusifotografuoti, kaip aš atrodau su kažkuo 4-5 grupelėje ir kaip aš atrodau, kur aš esu tarp 20 žmonių. Ir jūs palyginę tas nuotraukas, pamatysit, kad visose tose nuotraukose iš jūsų spinduliuoja skirtinga energija. Jaučiasi skirtinga energetika. Nes mes skirtingose srityse, skirtingų žmonių, ne tik kad kompanijose, bet netgi skirtingose žmonių skaičiuose, mes jaučiamės, atrodom ir spinduliuojam kitą energetiką natūraliai. Tai čia jau yra mūsų, kaip aš atrodau ir kaip aš jaučiuosi. Ir tas yra paremta labai paprastu elementariu dalyku, tai yra mūsų gimimo data, astrologija ir mes skirtingose srityse atrodom skirtingai. Ir mūsų kartais būsena lemia labai tokie paprasti elementarūs dalykai, jie ganėtinai tokie iš pat pradžių subtilūs, bet paskui, kai mes pradedam gaudyti, kad mes skirtingose situacijose, kurias gali apibrėžti paprasčiausiai žmonių skaičius. Ir mes elgiamės, jaučiamės kitaip, nes užsiaktyvuoja mūsų kitokios savybės. Ir vienoje vietoje mes jaučiamės, kai mes esam daug geriau, darbingiau, kai esam vieni, ne ofise. Kiti gali ten daug geriau jaustis, kai yra vienas ant vieno. Arba labai dažnai tenka sutikti tokių žmonių, kurie mažose grupelėse labai yra humoristai labai juokauja, bet kai paprašo jų lipti ant scenos prieš auditoriją, prieš jau ten 20-30 žmonių, jie nebegali, jie praranda visą savo gebėjimą tiesiog kalbėti prieš žmonės. Tai va irgi rodo, kaip skirtingose situacijose mes galim atrodyti vienaip, bet pasikeičia tik tais aplinkybės ir mes iš karto pasikeičiam. Ir dažnai kai kurie žmonės tai vardina kaip kaukės, kad su manim tu vienaip kalbėjai, o mes, kai nuėjom į svečius, tu jau kitaip kalbi. Arba ten aš čia savo, ten labai smagi, faina, tokia ir tokia, bet kai atsiduriu ir sugalvojau, kad pokalbėje su kažkuo pakalbėsiu taip ir žiūriu, kad aš taip nepakalbu. Dėl to, kad man esant vienai namuose yra vienokios ir aš vienaip atrodau, o atsidūrus kitose situacijose susiaktyvuoja kitokios mūsų savybės ir to pačiu unikalumai, arba nebūtinai unikalumai, arba blogumai, pasireiškia mūsų silpnusios savybės, pasireiškia mūsų kažkokias tai kitokie
ten tie silpnesni variantai ir mes atsiduriam savo skausmingose vietose. Dėl to yra labai gerai save pažinti, kurioje vietoje aš jaučiuosi tą tokį savo silpnumą arba žinau, kad aš, tarkim, užsidarysiu arba nepatogiai jausiuosi ir pamažu pajausti save tose vietose ir pereidinėti, pamažu atsiverti, suprasti, nes nepykti ant savęs, kad aš ten netai pasirodžiau, kaip tikėjausi, arba žinau, kad man labai, man pavyzdžiui asmeniškai man yra lengviau kalbėti prieš kamerą negu vienas su vienu žmogum. Čia mano yra ta tokia silpnybė. Bet kadangi aš jau ją žinau, tai aš jau su ją bandau susidraugauti ir jau žinau, kokios energijos pasireiškia ir su tuo susigyventi. Tai va. Tai čia toksai pastebėjimas mano pačios, mano asmeninis ir dirbant su žmonėmis. Kas dar įdomu yra, kai sakom, kad žmogus toks, kaip pavyzdžiui, atrodo laimingas, ar iš tikrųjų jisai yra laimingas. Ir nes mes to galim kaip ir išmokti, ar ne? Galim ten rodyti savo laimę, galime ją demonstruoti kažkaip, tai žmonėms ten girtis arba dar kažkaip ten kitaip pasireikšti, kaip madinga per visus puslapius, tarkim, kaip kiti žmonės, tiesiog savo visus pasiekimus afišuoja, įrodo, bet jie susirenka tą visą iš išorės tokį palaikymą, o viduje yra ta tuštuma arba ta tuštuma, kuri neužsipildo tais dalykais. Tai čia ir prasideda ta priešprieša tarp to, kaip aš atrodau ir tarp to, kaip aš jaučiuosi, arba atrodyti ir būti tampa du skirtingi dalykai. Ir čia, jeigu žiūrint iš energetinės pusės, yra toks labai vienas įdomus dalykas. Atrodyti mes galime išmokti, mes galime tai padaryti. Bet atrodymas visada iš mūsų bet koks, ar tai bus natūralus, ar suvaidintas, atrodymas iš mūsų reikalauja energijos. Jis iš mūsų reikalauja pastangų. Mes stengiamės savo tą atrodymą, savo įvaizdį, kad ir kuriam savo įvaizdį, kad ir taip, kaip norim, kad mus matytų žmonės, ar ne, vienokiu ar kitokiu būdu, tai iš mūsų reikalauja pastangų, energijos. Mes tam įdedam energijos. Ir jeigu mes, tarkim, įdedam taip, kad mes atrodom fainiai, ten 10 metų jauniau arba dar kažkaip, ir dedam pastangas, kad taip atrodytum. Mes tame dedam energiją, laiką, pastangas, ar ne? Ir tai nesutampa su mūsų būsena, nes mes ten to neskiriam, nei ten laiko, nei ten nieko. Ir mes prarandam energiją. Mes ją paprasčiausiai išvaistom, jeigu mes nekeliam savo vidinės būsenos. Jinai ten ir išsišvaisto per tą laiką, pinigus ir taip toliau. Mes galbūt tai akimirkai iš išorės gaunam tą palaikymą, kažkokį sutikimą ir labai būna smagu tai akimirkai, bet tarkim tas, ką mes gavom, už tai nesutampa su tuo, kiek mes išleidom ir įdėjom tam pastangų. Dabar yra kita įdomi dalis apie atrodyti ir būti. Jeigu mes tą atrodymą paimsim ir perkeisim ne taip, kaip aš noriu, kaip mane matytų žmonės, noriu, kad kaip jie mane ten mylėtų, laikintų ir taip toliau, bet aš perkelčiau į tai, kad aš noriu, kad manyje atsiskleistų tam tikros savybės, kurios pas mane yra užgniaužtos, ir jas atgniaužti ir kad žmonės jas pamatytų.
nes jos pas mane uždarytos. Tarkim, uždaryta širdis ir žmogui yra sunku kalbėti gražius žodžius, arba būti elgtis gražiai namuose, arba būti, nežinau, net maloniai ir taip toliau, nes labai dažnai dabar mano brangiosios klientės gauna iš manęs namų darbus maloniai ir gražiai kalbėti su savo antrąja puse. Ir tai būna joms sunkiai užduotis, nes sako, nes tai nenatūralu, tai ne aš taip nedarau, tai aš to neturiu. Ir tai yra nuoširdus atsakymas, taip, to nėra, mes tą būnam išvaistę, pametę, neturim, pamiršom ir taip toliau. Nors tas yra, bet jų mes nenaudojam. Ir nėra tos būsenos ir nėra tokio įvaizdžio, kad aš esu miela, maloni, labai maloninga moteris žmona. Ir nėra tos jausenos. Ir dabar, kad mes atrodytume maloni, faina, švelni, gera, graži žmona, mes turim sukurti tą įvaizdį savo. Ir mes tada dedam pastangas ir kuriam savo tokį įvaizdį, kad aš esu miela, maloni, bet tam, kad atsivertų mūsų širdis. Tai čia prasideda, dėl ko atrodyti ir būti gali būti du skirtingi dalykai, jeigu mes atrodom dėl išorinių dalykų, atrodom, kuriam savo tą išorinę vaizdą. Ir yra, kai mes tą išorę savo kuriam tam, kad pažadintume savo vidinę būseną, kad iš tikrųjų atvertume savo širdis. Ir tai yra be galo sunku. Tai yra sunkus kelias. Nes mes, kai pradedam, tarkim, pripratus ten būti abejinga, ūkiška ten namuose, ir moteris dabar pradeda imti kalbėti švelnius žodžius, tai ir vyras išsižios, ką tu čia dabar darai. Ir moteris savo balso išsigąsta, kaip čia na. Ir šiaip būna neįprasta. Ir tas pats galioja ne tik tais moterims, bet ir vyrams, kai jų irgi, tarkim, grubumas namuose irgi yra perlenkęs lazdą visomis prasmėmis. Ir jiems reikia grįžti į tą irgi švelnų, malonų vyrą, su kuriuo būtų malonu pabendrauti, grįžti namo ir kurti bendrą aplinką. Tai čia tas ir tas, tai čia yra bendrai taip, tik tiesiog moteris dažniausiai ryžtasi pirmas tai padaryti. Tai va, ir tada einam per tą tokį nemalonų, nepatogų, reikia įtraukti tokius žodžius, reikia išmokti pastebėti gerus dalykus, reikia kažką gražiai jam pasakyti, jis mane nervuoja, aš negaliu jį žiūrėti. Ir yra lipama per tai, kad iš tikrųjų pirmiausia sukurtume savo geros, tokios malonios, bent jau žmonos įvaizdį, ir per tai pas mus imtų tekėti ta energija, po truputį, kad atsirastų per ką jai tekėti. Taip, būtent per tuos gražius žodžius, gražius pasisakymus, gražius ten pastebėjimus ir taip toliau. Ir įtraukiant, ir aš pati irgi tai išbandžiau, padariau, ir paskui pas save net pastebėjau, kaip pradėjau kažkaip prieš porą metų gal dažnai žmonėms sakyti žodį mielai. Tikrai aš mielai jums tą padarysiu, aš mielai. Ir tas žodis man buvo toksai naujas mano žodyne. Nebuvau pratusi taip irgi kalbėti, man iš vis būdavo irgi keista labai, kaip žmonės turi kantrybės tiek daug gražiai kalbėti, maloningai, net savo kolegiam taip sakydavau, kol pati perėjau į tą pusę. Ir paskui dabar pastebėjau, kad jau kiekvienam žmogui atašau tą žodį mielai, tiek nuoširdžiai, kad žmonės patys pradėjo sakyti man, kokia jūs maloninga, kokia jūs miela ir taip toliau. Už tokį net nesijaučiu, bet kadangi įtraukiau ir norėjau būti tokia, nes tai yra faina ir per tai iš tikrųjų atsiveria širdis.
ir kitoks vat, pajautimas, pojūtis, bendravimas su kitu. Ir jau tada sutampa mano išvaizda su tuo, kaip aš jaučiuosi viduje, nes aš visą laiką vis ir kartoju tą žodį mielai ir kiti žmonės man sako, jūs atrodot labai maloninga. Ir tada viskas sudera su tuo, kaip aš atrodau ir kokia aš esu. Tai va, netgi galim vienintelį žodį įsitraukti, kuris mums patinka į savo tą žodyną, į savo kalbėjimą, tai kaip mes bendraujam žinutėse, dar kažkur ir tada pamatysim, kaip tas vienas žodis, jo energija ir vėl pritraukia kitokią energetiką mūsų pačių ir mūsų viduje vat, vyksta tokie vat, pokyčiai, negreitai, ne iš karto, po truputį, bet vyksta. Ir tada būna labai toksai malonus dalykas, kad tai sutampa, kad taip kaip aš atrodau, taip kaip aš jaučiuosi, yra tas mano buvimas. Yra tasai mano buvimas ir nebereikia to nei suvaidinti, nei dar kažkur. Tai kaip ir kad pavyzdžiui, kaip ir mes savo buvimą galim kurti išoriškai, bet ir galim tai daryti namuose. Kaip antai, jeigu patinka medituoti, tiek patinka medituoti, kad mes nebepastebim, kaip imam medituoti bet kur. Jeigu mes medituojam namuose, tai mes galim lengvai pamedituoti ir lėktuve, ir autobuse, ir dar kažkur, tai, nes mes tuo gyvenam. Ir tada tas kitas žmogus pasakys, tai jūs labai ten medituojantį, dvasinga, ir nereikėjo to suvaidinti, nes tai yra būsena, ir jinai yra natūrali, ir jinai tiesiog spinduliuoja. Ir nesvarbu, kad tas žmogus ten turi ir neigiamų savybių, ir ten nesusitvarkys kažkokių savo bėdų arba dar kažko, bet yra tam tikra energija, kuri jau pritraukia tą mūsų kitokį net fiziką, žinokit, net mūsų ta fizikinė išvaizda ima keistis, kai mes pakeičiam savo tos kai kurios charakterio bruožus arba įtraukiam tas naujas energijas, naują dalyką, prisikviečiam. Tiesiog paimam ir pasigalvojam, ką prisikviesti ir prisikviečiam. Ir tada keičiasi ir balsas, balso tembras, ir ten dabar filmuojasi, aš čia taip prieš jumis ir man taip natūraliai susireguliuoja, kaip atrodo tas veidas, nors man atrodo, kad tikrovėje kitaip net atrodo negu prieš kamerą. Bet viskas tarsi iš viršaus susireguliuoja, kad taip, kokia aš esu, kad tai sutaptų su ta mano būsena ir jinai išsitransliuotų. Ir tikrai, kad kai jau artėja man filmavimo laikas, aš visada jaučiu, kaip keičiasi mano vidinė būsena, mano vidinė jausmė. Aš galiu būti tą dieną ir ten su kažko susiginčijusi ir irzli, arba jaučiu dar kažkas tai taip net tas vyksta. Bet artėja ta 8 valandos vakaro, viskas atsijungia ir dabar man reikės sėsti čia, viskas, visa koncentracija čia. Nes yra tasai jau, kaip ir pasakyti, visada tas įdirbis, visada pasiruošimas, nusiteikimas, pasirengimas. Ir kai čia buvau išvykusi porai mėnesių ten su visokiom kelionėm, darbais ir taip toliau, ir atėdavo ta 8 valanda vakaro, bet aš negalėjau daryti tų transliacijų ir jų nedariau. Ir man pasijungdavo tas jau, kad tuoj transliacija, tuoj tu sėsiesi filmuotis ir aš nesėsiu, nesifilmuosiu. Ir tada vėl viskas atsijungdavo. Na, tada ir tu būk savo energijos, jeigu tu neini tą. Nes mes ir kūriam savo tą būseną, bet kūriam ir per tą išorinius savo veiksmus, kad ir ką mes norim savo susikurti. Ar ne, kad ir norim susikurti, aš noriu susijungti su savo kanalu, aš noriu viską transliuoti. Tai gerai, prašau, tai kiekvieną ten antradienį daryk tą ir tau tas atsivers. Lygiai tas pats, aš noriu susikurti, kad aš būčiau miela, faina žmona, kad vyras skubėtų namo. Tai aš tada ir darau tam tikras savybės savyje ir šaukiuosi. Tai pas kokią žmoną jisai nori skubėti. Tai aš turiu
pas kokį aš norėčiau skubėti. Tada pagalvoju, kokios savybės man fainos ir tada tokių savybių ieškau savyje, kad savyje atverti per savo širdį. Ir kai mes tą po truputį repetuojam ir tada širdis, energijos pasijungia vis labiau ir daugiau ir mums tada būna tas paskui pasidaro toks natūralus dalykas, kad paskui pagalvoju, o ką aš prieš 3 metus netokia buvau, kažkokia kitokia, net keista save prisiminti. Tai va, nes mes taip ir kūriam savo išvaizdą, savo būseną, nesvarbu, kiek mums metų, nesvarbu, kaip atrodom ir ką mes ten mokam, ką nemokam, mes visą tą galim prisišaukti ir tada mūsų tas išorė atitiks mūsų tą vidinį buvimą. Gal ten tas buvimas ir ten taip ir išorė irgi taip ir taip, bet mes turėsim savo tokią vidinę atsvarą ir savo pasirinkimą, kokius norime, ką norim savyje išugdyti, kokias norim energijas turėti, kokią norim jauseną, būseną. Ir iš vidaus bus tas spinduliavimas ir iš išorės. Ir žmonės tai pajaus, mes pajausim ir bus tokia graži darna, kurios ir linkiu jums visur ir čia dabar ir visose situacijose, kur esat ir kas esat. Tai va, tai ačiū labai, kas žiūrėjot, kas prisintėt man širdučių, labai jaučiu, net susijaudinau čia vienu metu bekalbėdama, tiek pajutau iš jūsų gerų pasiuntimų. Tai va, dėkui jums, gero vakaro ir susikalbėsim, susimatysim jau kitą savaitę.